Balandžio 10 dieną centro būrelių mokiniai rinkosi ne į savo darbo laboratorijas, kabinetus, o į salę, kur aviamodeliavimo būrelio vadovas rodė, kaip lankstyti popierinį lėktuvėlį. Ant būsimų lėktuvėlių buvo užrašytas Šiaulių jaunųjų technikų centro adresas, išvardinti veikiantis būreliai. Būrelių vadovai, visi svečiai, šiandien mes susirinkome tokią neeilinę dieną. Matot, šiandien diena bus kitaip. Ne būrelį, bet salė kažkodėl visi susirinkom. Ir dabar visiems įdomu, ką mes čia darysim. O mes darysim lėktuvėlius, popierinius lėktuvėlius. Čia aviamodeliavimo būrelio vadovas truputį supažindins, visi, kas pasiimsit popierius ir darysim lėktuvėlius. Mokiniai su malonumu išlankstė nemažą krūvelę lėktuvėlių, ant kurių užrašė ir savo palinkėjimus šiauliečiams. Pasidarius lėktuvėlius, mokiniai ir mokytojai įsiamžino prie jaunųjų technikų centro pastato esančio Gumbinės gatvės 18 ir patraukė prie netoliese esančio prekybos centro Saulės miestas. Akcijos Skraidinam žinią kulminacija vyko ant prekybos centro Saulės miesto terasos stogo. Radijo bangomis valdomo lėktuvo pagalba jaunieji aviamodeliuotojai į dangaus žydrynę pakėlė popierinius lėktuvėlius su palinkėjimais. Pučiant stipriam vėjui, lėktuvas pakilo virš miesto. Įgudusio modeliuotojo ranko ir mechanizmo dėka, popieriniai lėktuvėliai lyg gyvi paukščiai pasklido danguje, skraidindami žinią apie dieną kitaip ir jaunuosius technikus. Lėktuvėlių skraidinimo žinią šiauliečiams akcijos dalyviai pasitiko šūksniais ir plojimais. Išeinant iš prekybos centro Saulės miestas, mokiniai sutiktiems miestiečiams dovanojo popierinius malūnėlius gėles, ant kurių buvo užrašytas jaunųjų technikų centrui 60 metų. Centro mokiniai šią dieną įsimins ilgai, nes ji buvo kitokia. Jie bendravo su kitų būrelių mokiniais, skleidė žinią šiauliečiams, dalinosi įspūdžiais ir džiaugėsi bendrai pasiektų rezultatu. Šią akciją jaunųjų technikų centras įsijungė į neformaliojo švietimo iniciatyvą Diena kitaip 2014.